Gabrieliau Landsbergi, sveiki atvykę į Hot Talk. Ačiū, malonu būti jūsų svečiu. Jūs labai atvirai išreiškėte nerimą dėl 24 metų. Kodėl jūs taip susirūpinęs? Man atrodo, kad pasaulis iki galo nesuvokia, kas nutiks, jei Ukraina nesugebės išvyti Rusijos iš savo teritorijos. Žinome, kad Rusijoje tęsiasi mobilizacija, nors oficialiai jį nepaskelbta. Matome, kad jie toliau ginkluojasi, pereina į vadinamą karo ekonomikos režimą, didina ginkluotės gamybą, perka ginklus iš Irano ir Šiaurės Korėjos. Ir vykdo puolimus rytų Ukrainoje. Visiškai teisingai. O mes delsime, stringame, kai pasaulio bendruomenė ar rytų Europos šalys kalba, jog tai yra ne tik morališkai teisinga ginti Ukrainą, bet tai yra ir mūsų išlikimo klausimas. Jei Rusija nebus sustabdyta Ukrainoje, ji tęs ekspansiją, nes tokio masto mechanizmą labai sunku sustabdyti. Vien tik pageidavimais to nepadarysi. Tai galima sustabdyti tik karinėmis priemonėmis. Ar manote, kad paskutinis $60 milijardų pagalbos paketas, kurį pažadėjo Amerika Ukrainai, iš esmės pakeis situaciją? Ar jūs nerimaujate, kad Baideno administracija lėtai siunčia ginkluotę Ukrainai, yra suvaržyta noro išvengti konflikto eskalacijos su Putinu? Iš pradžių, kai vakarai suformulavo strategiją dėl karo Ukrainoje, strategija daugiausia apibūdino apribojimai, kuriuos mes patys savo nustatėme. Mes nuolat siuntėme Putinui garantijas. To ir to mes savo neleisime. Ir visos šios žinutės tarsi pabrėžia, kad mes nelaikome savęs šio konflikto dalimi ir tai sukėlė komplikacijas. Buvo sunkiau priimti sprendimus, paaiškinti situaciją mūsų rinkėjams. Jūs kalbate apie praeitį, bet tai vyksta ir dabar. Taip, akivaizdu ir dabar. Palaipsniui vyksta pokyčiai. Iš pradžių mes įsipareigojame nesiųsti tam tikrų rūšių ginkluotės ir įrangos, o dabar jie ten. Mes siunčiame, bet atrodo, kad mes nesuvokime pačios koncepcijos. Reikia riboti ne save, o Putiną. Tai jį reikia sulaikyti, kad būtų išvengta eskalacijos. Jei jis mato, kad mes patys save ribojame, kad atsisakome tam tikrų variantų. Štai, pavyzdžiui, tai, nuo ko jūs pradėjote. Branduolinio ginklo panaudojimo grėsmė. Tai jis mums grasina. Jis sako, jei jūs suteiksite Ukrainai tokią pagalbą, aš galiu kažką padaryti. Ką jūs siūlote? Per pastarąsias 48 valandas Putinas įsakė pradėti taktinio branduolinio ginklo pratybas netoli Ukrainos sienos. Kai jis tai sako, ką jūs savo vakarų partneriams sakote? Neatsižvelkite, jis blefuoja, tai neturi reikšmės. Pamirškite, kad Rusija turi daugiausiai branduolinių galvučių pasaulyje, tai nesvarbu, jis jų niekada nepanaudos. Aš pasiūlyčiau suskaičiuoti, kiek kartų jis mums grasino. Užtikrinu jūs, jis tai darė daug kartų. Tai visada buvo blefas. Nieko pasiekti tokių žingsnių jis negali, bet prarasti gali daug. Šiuo metu kai kurios šalys yra jo pusėje, bent jau jis taip mano. Kinija akivaizdžiai palaiko Rusiją. Kitos šalys, jo geopolitiniai sąjungininkai Afrikoje ir Lotynų Amerikoje, kurios yra artimos Putinui. Visa tai akimirksniu išnyks, jei jis įgyvendins savo grasinimus. Bet problema ta, kad tokie žmonės kaip Džeikas Salivanas, Jungtinių Amerikos valstijų nacionalinio saugumo patarėjas Vašingtone, jūsų argumentai skamba neįtikinamai. Jis akivaizdžiai susirūpinęs Putino grėsmėmis. Europos lyderių, tokių kaip Olafas Šolcas, taip pat nepavyksta įtikinti. Jis nekartą pareiškė, kad siekia išvengti pavojingos eskalacijos. Visi jie tiki eskalacijos valdymo koncepciją. Bet vienintelis kelias, į kurį ši strategija veda, jei jos laikysimės, yra visiškas visos Ukrainos sunaikinimas ir potencialus konflikto išplitimas už Ukrainos sienų. Konflikte gali atsidurti ir kitos šalys. Mes siunčiame Putinui labai aiškią žinutę. Jei tu mums grasini, mes nusileidžiame. Laikas savęs paklausti. Jei jis užpuola kitą šalį, jei nusprendžia panaudoti taktinį branduolinį ginklą, kaip mes elgsimės.
Ir tai yra reali problema. Tai priežastis, kodėl turime būti griežti. Jei tu ką nors tokio sau leisi, mūsų atsakas bus 10 kartų stipresnis, nei tu tikiesi. Bet tai kelias, kuris, atvirai kalbant, gali nuvesti į Armagedoną. Jūs Lietuvos užsienio reikalų ministras ir su visa pagarba, jūs esate gana maža Europos valstybė. Vašingtone, Berlyne, Londone ir Maskvoje. Jie privalo realiai vertinti rizikas ir strateginės realijas. Galbūt, gyvenant Vilniuje, jūs nesate susipažinęs su realybė. Jūs ne iki galo suprantate atsakomybės už tai, kas gali įvykti. Ne, mes suprantame realybę. Mes nesame atitrūkę nuo realybės. Esame pirmos linijos šalis, artimiausia NATO vieta ten, kur vyksta karas. Todėl mes kruopščiai pasveriame savo žodžius ir tikime, kad pasiduoti šantažui skatina dar didesnį šantažą. Tai yra, nuo ko viskas prasidėjo. Kodėl karas yra toks svarbus, kodėl mes esame taip susirūpinę? Nes mes manome, kad Rusija neturi jokių apsauginių barjerų judėti į priekį. Tiesą sakant, aš netikiu, kad dabartinė pagalba radikaliai pakeis situaciją. Bet bent jau tai yra pirmas žingsnis. Vakarai šiek tiek nurimo po to, kai Kongresas patvirtino pagalbos Ukrainai paketą. O, ačiū Dievui, viskas tvarkoje. O dabar, kol jie peržiūrinės variantus, mes turėsime šiek tiek laiko. Bet laikas dirba prieš mus, rusai stiprina savo pajėgumus, o logistika užima daug laiko. Pagalbos paketas nėra teikiamas visapusiškai per vieną kartą. Jums atrodo, kad pagalba ateina per lėtai? Žinau, kad pasiruošimas vyko jau seniai ir kai kurios pagalbos dalys jau pasiekė Ukrainą. Bent jau taip sako ukrainiečiai. Tačiau tai toli gražu ne viskas. Pagalba pasieks Ukrainą, bet reikia suprasti, kad priešas irgi nesėdi rankų sudėjęs. Jiems nenaudinga mums suteikti laiko atokvėpiui ir laukti, kol gausime visą reikalingą įrangą. Jie naudojasi šiuo momentu, kai Ukraina yra labiausiai pažeidžiama. Todėl būtina veikti nedelsiant. Mes aptarėme klausimą dėl branduolinio ginklo naudojimo ir skirtingas strategijas atsakant į Putino branduolinės grėsmes. Bet jūs kalbate plačiau, teigdami, kad turime nustoti save riboti. Tai yra maždaug tai, ką prieš kelias dienas padarė prezidentas Macronas, garsiai svarstydamas apie prancūzų ir NATO pajėgų perkėlimą į Ukrainą. Ar jūs tikrai tikite, kad tai realu? Ar Lietuva bus pasirengusi siųsti karius kovoti Ukrainoje? Manau, kad tokios galimybės negalima atmesti ir aš nuo pat pradžių buvau labai atviras. Lietuva pasirengusi būti bet kurios koalicijos, kuri padės Ukrainai laimėti dalimi. Su savo kukliomis galimybėmis ir nedideliais ištekliais mes suprantame savo šalies dydį. Tačiau vis tiek, kai siūlomi sprendimai, prie darybų stalo visada atsiranda, kas sako ne. Ir tai niekam nepadeda. Negalima sukurti vieningo fronto, kai viena iš šalių nuolat bijo, kad žengėme per toli. Todėl mes palaikėme Prancūziją ir jos prezidentę. Bet problema ta, kad jūs palaikėte Prancūziją, o daugelis kitų ne. Vokietija nepalaikė, Amerika nepalaikė. Tačiau niekas to iš jų ir nesitikėjo. Bet pavojus, kai kalbate tokiais žodžiais, kaip jūs šiandien, yra tas, kad jūs tik atskleidžiate gilius nesutarimus tarp vadinamosios vakarų koalicijos Ukrainoje, o nesutarimai yra labai rimti ir gilūs. Jie jau ir taip yra atskleisti, nematau tame problemos. Nematote? Ne, nematau. Ar jūs nemanote, kad Putinas, klausydamasis mūsų pokalbio, bus patenkintas, kad garsiai sakote tai, ko niekada nesakys politikai Berlyne ar Vašingtone? Putinas apie tai puikiai žino. Jis žino visas tas šalis, kurios atsisakė tiekti Ukrainai ilgo nuotolio raketas. Tačiau yra ir tų, kurie sako, žiūrėkite, mes galime ir mes esame viena iš tų šalių. Yra šalių, kurios sako, kad mūsų technologijos neturėtų būti naudojamos smūgiams prieš taikinius Rusijos teritorijoje. Tačiau yra ir tų, tarp jų ir mes, kurie sako, su mūsų tiekiamų ginklų jūs tai galite. Vienybės nėra, bet yra strateginė galimybė Ukrainai. Kai kurios technologijos būtų nepasiekiamos, jei visos šalys visada laikytųsi mažiausio bendro vardiklio ir rezultatas būtų toks, kad Ukrainos greičiausiai jau nebūtų.
Žinote, kad Ukraina gali laimėti ir susigrąžinti kiekvieną prarastą teritoriją, įskaitant Krymą. Tačiau net tarp jūsų vakarietiškų partnerių koalicijoje yra daugybė žmonių, kurie net jei to viešai nesako, tiesiog tuo netiki. Bet viskas priklauso nuo mūsų. Kare dalyvauja du veiksniai – politinė valia ir logistika. Bet juk ir realizmui bei sąžiningumui turi būti skirta vieta. Ukrainiečiai aiškiai parodo, kad turi reikiamą politinę valią su pertekliumi. Dabar Ukraina susiduria su rimta problema. Įtikinti jaunuolius, kad jiems verta stoti į kariuomenę, yra sudėtinga. Labai sunku mobilizuoti žmones, kai jie nėra aprūpinami ginkluote. Ir čia mūsų kaltė. Jei norime rasti problemą, turėtume pažvelgti į veidrodį, atsisėsti priešais jį ir užduoti savo klausimus. Kaltinti ne ukrainiečius, o mūsų lyderius. Kur mes esame? Kaip rimtai žiūrime į tai, kas vyksta? Ar suprantame pasekmes, jei Ukraina pralaimės? Nes tiesą sakant, aš jau dalyvavau šiuose pokalbiuose ir girdėjau argumentus, bet niekada negirdėjau atsakymų, kaip ir kada jūsų manimų Putinas sustos. Kokie įtakos svertai gali būti taikomi tokiam žmogui? Galbūt paskambinti jam telefonu? Kodėl jis turėtų sustoti? Tęskime tą idėją apie tai, kodėl ir kur Putinas sustos. Atrodo, kad ne tik aktyviai remiate didesnę pagalbą Ukrainai ir siekiate jos pergalės kare, bet ir siunčiate žinutę savo tautiečiams bei plačiai auditorijai Europoje ir Jungtinėse valstijose. Juk jūsų šaliai taip pat kyla rimta grėsmė iš Rusijos. Jūs teigiate, kad Rusija gali greitai pulti Lietuvą. Iš kur gaunate įrodymų, kad palaikytumėte šį teiginį? Iš pat pradžių sakiau, kad parama Ukrainai yra ne tik mūsų moralinė pareiga, bet ir egzistencinė. Bet ar nekeliate savo žmonėms nepagrįstų baimių? Net jūsų prezidentas praėjusių metų pabaigoje liepė jums nusiraminti po to, kai pareiškite, kad Rusijos pajėgų ataka prieš Lietuvą tėra laiko klausimas. Bet aš nesu vienišas šiame požiūryje. Daugybė rytų Europos šalių lyderių kalbėjo apie tą patį, net Vokietijos gynybos ministras, kai paskelbė apie būtinybę modernizuoti Vokietijos ginkluotąsias pajėgas. Jis kalbėjo apie potencialią grėsmę per 5-8 metus, o jūs apie tai, kad tai gali įvykti dabar. Iš tikrųjų, tokie pareiškimai paskatino jūsų ginkluotųjų pajėgų vadą pareikšti, kad per artimiausius 1-2 metus karo tarp Rusijos ir NATO šalies nario tikimybė yra labai maža. Jūs mane neteisingai cituojate. Mano prognozės nesiskiria nuo kitų šalių mūsų regione prognozų. Svarbu, kad situacija gali pasikeisti priklausomai nuo to, kaip seksis Ukrainos fronte. Jei Ukrainai pavyks pasiekti rezultatų mūšio lauke, tai viena, o jei jiems nepavyks ir situacija greitai pablogės, tai jau bus pavojus. Jūs daug kalbėjote apie tai, kaip esate nusivylęs pagalbos Ukrainai dydžiu ir greičiu. Kaip dėl karinės pagalbos ir paramos, kurias gauna Baltijos šalys iš NATO. Vokietija pažadėjo siųsti brigadą konkrečiai Lietuvai ginti. Kiek supratau, dabar šios pajėgos nebus pasiruošusios ir dislokuotos Lietuvoje iki 2027 metų. Dabar Vokietija svarsto, kiek pajėgų siųsti į jūsų šalį, o kiek laikyti Vokietijoje. Nėra jokių diskusijų, atrodo, kad jau susitarėme. Tai bus pilnai pasiruošusi kovoti brigada. Atrodo, kalbame apie 5000 žmonių. Visi jūsų teritorijoje. Taip, visi pas mus ir nereikia pamiršti, kad mums tai taip pat nėra lengva užduotis. Jūsų manimų į tai reaguos Rusija. Šiuo metu tai nėra mūsų pagrindinė problema. Bet ar nevertėtų apie tai pagalvoti? Mes reaguojame į tai, ką daro Rusija. Suprantu, bet vėl mes esame šioje dilemoje. Kiekviena pusė naudoja kito veiksmus eskaluoti savo veiksmams. Nors prieš kelias dienas NATO pažadėjo, kad pastovios bazės Baltijos šalyse nebus. Bet dabar jūs manote, kad jūsų šalį bus dislokuoti 5000 Vokietijos karių. Pastebėjau, kad Lenkijos prezidentas skatina branduolinio arsenalo dislokavimo šalyje. Taip, ir to gali nepakakti. Aš nekalbu apie Lenkiją, aš kalbu apie 5000 karių.
Norėtųsi, kad Baltijos šalyse būtų dislokuotos didesnės pajėgos. Tas pats vyksta Latvijoje. Ten bus dislokuota Kanados brigada. Mes svarstome privalomąją karo tarnybą, bet kol kas nepriėmėme sprendimo. Laikas atverti akis ir aiškiai pamatyti, kas vyksta mūsų pasienyje. Bet štai mintis apie tai, kas vyksta jūsų teritorijoje. Vienas jūsų šalies specialiųjų tarnybų asmenų, Lietuvos krizių valdymo centro vadovas, pareiškė, kad Rusija jau vykdo sistemingą dezinformacijos kampaniją ir įvykdo provokacijas viduje Lietuvos siekiant paaštrinti šalies vidinę įtampą. Kiek jūs esate susirūpinęs šiais hibridinio, kibernetinio karo metodais? Labai susirūpinęs. Ir tai nėra tik kibernetinės atakos ir dezinformacinės kampanijos. Mes jau matome ir kinetinius veiksmus. Kitaip tariant, Rusijos teritorijoje samdomi ir apmokomi specialiai agentai, kad vykdytų diversinę veiklą NATO šalių teritorijoje. Mes vis dar vadiname šios reiškinius hibridiniais, nes kol kas tai nėra tiesioginės atakos prieš valstybinius institutus, bet vis dėlto tai mažas skirtumas ir tokie veiksmai reikalauja atsakymo. Ir vėlgi, mums reikia nubrėžti ribą. Mesgi matome, kas vyksta. Atrodo, kad jūs Lietuvoje nesugebate užtikrinti rusiškų disidentų saugumų. Lietuvoje buvo užpultas su plaktuku Leonidas Volkovas, Timas Aleksejus Navalno bendražygis. Ar dabar kažkas daroma, kad apsaugoti rusiškus disidentus? Taip, ir rusai, ir baltarusiai, ir ukrainiečiai, kurie dėl įvairių priežasčių nusprendė likti Lietuvoje ar kitose šalyse. Mes darome viską, kas įmanoma, kad juos apsaugotume. Gera žinia yra ta, kad asmenys, atlikę šios veiksmus prieš rusų opozicionierių, buvo identifikuoti. Tai aiškiai rodo, kad Rusija aktyviai veikia NATO šalių viduje. Taigi, kad užtikrintume mūsų piliečių ir žmonių, nusprendusių gyventi pas mus, kurie pabėgo nuo baltarusių ir rusų režimų saugumą, mums reikia veikti. Tai turi būti bendras veiksmas. Negalima tikėtis, kad Lietuva viena išspręs šį klausimą. Pereikime prie kitos geopolitinės arenos. Daugelis galbūt ir daug lietuvių teigtų, kad buvo kvaila iš jūsų pusės, kai taip stipriai siekėte kovoti su Rusijos keliamu labai realiu pavojumi, tuo pačiu metu susipykti su Kinija. Ar buvo išmintinga tuo pačiu metu konfliktuoti su Kinija, ką jūs, kaip užsienio reikalų ministras, pasirinkote daryti? Mes niekada nesivėlėme į konfliktą su Kinija. Tai labai paplitęs nesusipratimas. Mūsų tikslas buvo paremti Taivano salą, kuri atidarė atstovybę Lietuvoje. Jūs nusprendėte leisti, kad ši atstovybė būtų vadinama Taivano atstovybė, nors daugelį kitų Europos sostinių jos paprastai vadinamos Taipėjaus atstovybėmis, nes Taipėjas yra Taivano sostinė. Jūs žinojote, kad pavadinimas Taivanas labai erzins, netgi įsiutins Pekiną, bet vis tiek leidote tam įvykti. Taip, bet tai yra būdas, kaip demokratijos palaiko viena kitą. Lietuva buvo palaikoma 90-aisiais Mažosios Islandijos, kuri buvo pirmoji šalis palaikiusi mūsų nepriklausomybę ir ji nukentėjo nuo Maskvos. Tada Sovietų sąjunga taikė sankcijas, tačiau Islandija vis tiek pripažino Lietuvos nepriklausomybę. Taigi, be abejo, demokratijos tarpusavio palaikymas turi prasmę. Bet ar ne faktas, kad jūs, kaip užsienio reikalų ministras, neapskaičiavote Kinijos reakcijos? Jie patys nusistatė ribą, ką laikyti priimtinu. Jūs galėjote tai prognozuoti, tačiau neprognozavote. Jūsų buvęs pavaduotojas pasakė, cituoju jį, kad Kinijos reakcija buvo neprognozuota. Taigi, tai buvo jūsų departamento klaida. Manau, tai buvo naujas fenomenas, kuris smarkiai smogė Lietuvos verslui. Aišku, kad prekyba su Kinija dabar sugriuvo. Kinija dabar neketina prekiauti su jumis. Ji taip pat stengiasi priversti didelės transnacionalinės kompanijas nutraukti ryšius su Lietuva. Turiu jūs sustabdyti. Neteisinga naudoti tokius žodžius kaip smarkiai. Lietuva, skirtingai nei kitos šalys, niekada nebuvo didelė Kinijos prekybos partnerė. Gerai, priimu jūsų pastabą. Jūs niekada nebuvote didelis Kinijos partneris. Bet kalbant apie faktinį finansinį įsitraukimą, jis nuo 2020 metų sumažėjo nuo 350 milijonų eurų iki 100 milijonų. Taip, tai sudarė apie 10% mūsų prekybos su Čekija dalį. Taigi, tai nebuvo mirtina.
Tačiau čia slypi diplomatijos niuansai. Norėčiau į tai atsakyti. Mes turime mažai laiko, todėl norėtume pereiti prie esmės. 2021 metų gruodį jūs keliavote į Briuselį ir pareiškėte savo Europos kolegoms apie stiprią reakciją ES lygmeniu, būtina norint perduoti Kinijai signalą, kad politiškai motyvuotas ekonominis spaudimas yra nepriimtinas. Ir štai 2024 metai. Vokietijos eksportas į Kiniją yra didžiulis. Kol mes čia kalbame, prezidentas Makronas priima Kinijos generalinį sekretorių Xi. Jūsų noras priversti Europą elgtis griežčiau su Kinija neįvyko. Manau, kad mes galime patekti į tuos pačius spąstus, į kuriuos patekome su Rusija. Didelis priklausomumas, kuris labai greitai tampa politiniu. Ir atsakant į jūsų ankstesnį klausimą, mes iš tikrųjų diversifikavome. Dabar daugelie sostinių pagrindiniai žodžiai yra rizikos mažinimas. Ir mes sumažinome riziką. Mes diversifikavome. Prekyba persikėlė į kitas šalis. Mes padidinome savo eksportą į Indijos ir Ramiojo vandenyno regioną 36%. Tai didelis skaičius. Netgi mūsų prekyba su Kinija dabar kyla, nors mes dėl to visiškai nieko nedarome. Bet čia mane domina strateginė nuotrauka ir tai, kur jūs stovėjote šioje srityje. Prezidentas Makronas pareiškė, cituoju, Europai būtų didžiulė klaida leisti save įtraukti į konfrontaciją tarp Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstijų dėl Taivano. Tai aiškus signalas Europos bendruomeniai. Mums reikia kurti savo strateginę autonomiją, nes mes negalime daugiau visiškai pasitikėti Jungtinėmis Amerikos valstijomis kaip tikrai veikiančia jėga, visiškai atstovaujančia Europos interesams. Bet jūs, atrodo, laikotės kitos nuomonės. Na, aš netikiu, kad galime iš tikrųjų pasitikėti šalimi, kuri naudoja prekybą kaip ginklą. Nesu įsitikinęs, kad galime pasitikėti šalimi, kuri remia Rusiją jos kare prieš Ukrainą. Taigi, tai yra mano argumentas. Bet ar Lietuvai verta taip glaudžiai susieti save su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, kai pati Jungtinių Amerikos valstijų politinė ateitis yra tokia miglota, labai tikėtina, kad vėl taps prezidentu Trumpas. Aš manau, kad šiuo metu mes taip matome savo interesus. Pirmiausia, tai palaikyti kitas demokratijas teisinga, nes mes atsikūrėme. Mes buvome atkurti kaip šalis. Mus palaikė kiti. O tada yra praktinis elementas. Priklausomybė nuo nedemokratijos šalies jūs ateityje stabdys. Jums ateityje tai pakenks. Mes matėme tai su Rusija. Tai labai praktinis argumentas. Deja, turime čia sustoti. Thank you.